Labą dieną, šiandien svečiuojuosi Vilkaviškyje, Vilkaviškio rajone Degučiuose. Ir čia, žinokit, yra ne tik tokie gražūs rapsai, bet yra ir plaktukų muziejus, kurį pravažiavau, nes labai skubėjau susitikti su ūkininku Rimantu. Todėl, kad išgirdau gandus, kad kaimynai klausinėja, ką tu pasidarei tam rapsui, kodėl jis pas tave toks gražus. Tai vat klausiu, Rimantai, ką pasidarė tam rapsui? Nu ką pasidarėm? Pasidarėm tą, kad panaudojom megafolį prieš šalnas. Ir kaip matot, pasiteisinau. Šiai dienai matau, kad tikrai taip, nes tikrai matosi, kad šalnų buvo nemažai. Buvo taip, gan stipriaus buvo šalnus ir vat atlaikė. Dabar megafolio naudojimas. Jūs prieš šalnas panaudojot vieną megafolį ar maišėt su kažkuo? Taip, mes naudojam su reguliatorium, topreksu būtent ir megafolis taip. Rapsas buvo apie 20 cm aukščio kažkur ir nupuoškim. Supratau, tai jūs jau iš anksto apsisaugojot ir panašu, kad šitas tikrai suveikė. Papasakokit daugiau, šičia priešsėlis kas buvo? Buvo žieminiai kviečiai buvo. Priesėlis. Kada sėjot rapsus? Sėta buvo rugpjūčio 24. Tai tokia pati ta data. O dabar veislė kokia čia? Excitedas. Excited. Supratau. Šiaip matosi rapsai tikrai, kad gavę ir krušos. Čia šitoj pusėje stipriai praėjo šities negandos tos. Taip, čia praėjo stipriai, būtent šitas laukas gavo, bet ne tiek daug. Keli kilometrai toliau, tai gan apdaužiai stipriai rapsus. Tai ledų turėjom. Tai dabar tolimesni planai dar fungicidai? Taip, dabar bus purškiamas fungicidas. Ir dar biškį pamaitinamas ir tumsyk. Kokia jūsų patirtis kitose augaluose? Kur dar naudojat megafolį? Taip, panaudojome į megafolį ir cukrinius runkelius, būtent. Po šalnų dabar su herbicidu. Ir žiūrint į runkelį, visais nesustresavęs ir gan ir žolės greičiau kažkaip sureagavo į tą ir... Supratau, tai jums pasiteisinė to produkto naudojimas. Girdėjau, kad pernai jau bandėt irgi megafolį naudoti, taip? Taip, labai. Tai reiškia, nebe pirmi metai ir rezultatas akivaizdus. Tokie rapsai, 45 hektarai, sakėt, laukas. Fantastika. Linkiu visiems tokių rapsų. Ačiū labai.